Brangieji, taro kortų žinutė jums, užklausėm taro kortų. Dabar jūs ieškotės darbo. Ieškot darbo arba pas kai kurias dabar vyksta toks laikotarpis kaip susitikimai, pasimatymai, galbūt turit tokį vyrą, ganėtinai tas, kuris galbūt susidomėjo jumis ir tikrai rimtai, ganėtinai rimtai. Bet jūs kažko stovit, tikitės kažko kitko, laukit. Jums, kaip atrodytų, trūksta iš jo pusės, šito vyro pusės įvertinimo. Jūs nesijaučiat tiek stipriai jam reikalinga. Kodėl taip? Kodėl jumise tokios įdomios permainos dabar? Jūs laukit, tikitės šanso kažkokio. Kas čia dabar tokio taip įdomu, tai pažiūrėsim, palaukit. Toks įdomus laikotarpis jūsų gyvenime, kaip jūs stovit, atrodo, tikitės šanso kažkokį, iš paskutinių jėgų laikotės. Jūs jo laukiat, arba kaip laukiat jo, laikotės iš paskutinių, kaip atrodytų, jau nėra jėgų laukti, bet jūs jau iš paskutinių sakot, aš išlauksiu. Laukiat jo, kad jis atvažiuos pas jūs, kad jis... Tai yra draugas iš praeities greičiausiai, labai panašu, kad jūs tikitės iš jo kažko daugiau, rimtų santykių galbūt. Taip, jūs esate įsimylėjusi, labai stipriai įsimylėjusi jį, o ar jis tikrai atviras yra su jumis, norit sužinoti? Parašykit man asmeninę žinutę ir mes užklausim taro kortų, ar tas žmogus tikrai nieko nerezga dėl jūsų. Gerai, kažkokiu tokiu paslapčių ar neturi. Arba užsukite į mano puslapį elana.lt ir užsisakykit savo norimą dėlionę. Bet šiaip iš tikro, tai aš jums pasakysiu, jūs net atrodytų, kad meldžiatės, kad jis tik grįžtų. O jis ir nelabai ir skuba grįžti. Ar tikrai jis atvažiuos pas jūs? Sakau, rašykit žinutę ir mes užklausim taro kortų. Jis žinot ką? Jis toks jausmas, kad jis toks kaip kvailiukas sėdi, jis netgi nesupranta, kad jis turi atvažiuoti pas jūs. Galbūt jūs turit ką nors padaryti tokį žingsnį, kad jis suprastų jūsų jausmus jam. Taip, galimas variantas. Kažką galbūt tai reikėtų padaryti jums iš savo pusės. Ką reikia padaryti? Rašykit žinutę ir mes užklausim taro kortų, kaipgi jį čia grąžinti atgal.